Marso tranzitas per mergelės zodiako ženklą prasidės spalio 15 dieną ir baigsis gruodžio 7 dieną. Tai pats palankiausias metas darbdaviams. Žmonės tampa labiau darbštesni, atidesni detalėms, pareigingesni. Visa jų energija nukreipiama į darbą. Tie, kas neturi darbo, pradeda intensyviai jo ieškoti. Kurie jį turi, pasineria į jį su visa galva. Marsas mergelėje nori įvesti visame kame tvarką, sustatyti viską į vietas, suskaičiuoti, pravesti patikrinimą ir viską užprotokoluoti. Reikalai pradėti Marse mergelėje paprastai vystosi lėtai, neskuba. Pelnas nėra didelis, tačiau turės tendenciją keistis su tikslu, kad būtų geriau, bet yra pavojus, kad galima paskęsti smulkmenos. Tokiu periodu iškyla profesinių sąjungų vaidmuo, labiau aktualūs ir aštrūs, tampa klausimai susieti su įsidarbinimu, kvalifikacijos kėlimu, persikvalifikavimu, darbo našumo padidinimu, išleidžiamos produkcijos kokybę, darbo sąlygų pagerinimu ir sveikatos profilaktika. Populiarus tampa sveikas gyvenimo būdas, atsiranda naujos dietos ir naujos lieknėjimo sistemos. Į visą tai žmonės aktyviai įsijungia. Gydytojai, dietologai, žolininkai, visi jie turi labai daug darbo, klientų ir lankytojų padaugėja labiau neįprasta. Tokiu laiku žmonės primena skruzdėlyną, kuriame visi kur tai bėga. Iš šono šis judėjimas atrodo chaotiškas, tačiau tai tik taip atrodo. Iš tikrųjų viskas yra tvarkinga, nes kiekvienas žino, kur jis eina ir kodėl. Kiekvienas turi užduotį, savo pareigas ir savo įsipareigojimus. Tuo visi ir užsiėmę, įkvėpti juos, perkalbėti į ką nors kitą tokiomis dienomis labai sunku. Jie nelips į barikadas, tačiau pasiėmę maišelį su produktais ir vaistais, eis lankyti sergančią tetulę arba senutei kaimyniai, padės valyti langus ar dar ką nors kitą. Tokiu laiku žmonės paprastai užsiėmė kasdieniniais rūpesčiais, kasdieniniais darbais, kurie jiems neatneša nei šlovės, nei pinigų, tačiau suteikia švarią sąžinę ir atliktos pareigos jausmą. Negatyvūs aspektai tokiu laiku gali pasireikšti avaringumu gamyboje, konfliktais ir kitokiais nemalonumais darbe, darbo kolektyvuose. Gali iškilti būtinybė dirbti po darbo, virš darbo valandų. Dėl to darbdaviai gali sulaukti nepasitenkinimo iš savo pavaldinių. Tokiu metu labai pavojinga persidirbti, persitempti tiek fiziškai, tiek protiškai, dėl ko gali atsirasti profesiniai susirgimai ir netgi traumos. Visiems linkiu laimės, meilės ir sėkmės.